Labas, su tavimi yra Justė Žarmoninga moteris. Man labai smagu sveikintis. Aš esu miške, parodau mišką. Žodžiu, labai gražu. Aš čia tokioj biškelį properšoje esu, kur šiek tiek daugiau šviesos, nes šiaip tai pakankamai tamsu jau miške, o saulės nėra, apsiniaukę. Tai ką aš noriu šiandien trumpai pasakyti? Man draugė uždavė šiandien tokį klausimą. Ir panašiai, galbūt mes taip neformuluojam, kai klausėme kažko, bet mes taip galvojam. Mes viduje tokį klausimą statom, analogiškai. Tai jinai paklausė, ką turėtų protas laikyti teisingų tarp širdies ir sąžinės. Ir čia yra labai suktas toksai dalykas ir labai suktas klausimas iš esmės. Nes jame yra labai daug niuansų. Čia iš aukščiau, biškelį geresnės spalvos. Geresnė šviesa. Tai čia yra labai daug niuansų iš tikrųjų. Nes pirmas dalykas – protas. Protas, jisai niekada nepasakys, kas yra teisinga. Nes jisai nežino. Tiesiog jisai žino kelis dalykus, kelis tokius esminius niuansus, ar ne? Kelias kažkokias kategorijas. Jisai turi viską suskirstęs į gerą ir blogą, į baltą ir juodą. Ir jisai niekada mums negalės pasakyti, kas yra teisinga. Čia nepaisant to, ar mes čia imsim sąžinę ir širdį, kaip jinai paimi, ar mes imsim kurią suknelę pirkt, ar ta prasme, ką man daryti, ar man važiuoti kažkur ar nevažiuoti, ar man rinktis tai ar nesirinkti. Protas niekada nepasakys, nes prote yra įvairiausių programų, įvairiausių baimių, įvairiausių nuostatų, įvairiausių senų patirčių, kurias mes turime, kitų žmonių patirčių, kurias mes žinome ir kurių bendrą vardiklį, kai vedame, mes dažniausiai priimsime neteisingą sprendimą. Tada kitas dalykas, širdies ar sąžinės. Realiai, ta sąžinė, tai yra širdis iš dalies. Nu kaip, ta sąžinė, aišku, gali būti tavo baimė būti blogam, tavo noras būti geram, bet iš esmės sąžinė yra širdis. Ta širdis, kuris žino, kur tau reikia eiti. Ta širdis, tas tau vidaus balsas, šaukimas iš vidaus, kur tau reikia eiti ir ką tau reikia daryti. Ir ta sąžinė iš tikrųjų tai yra toks dalykas, kurio mes sąžinę suvokiam kaip labiau per negatyvias nuostatas. Ne per negatyvias nuostatas, bet per negatyvius jausmus. Sąžinė yra baimė. Baimė įskaudinti. Pačių jautimas įskaudintiems. Arba baimė būti įskaudintam pačiam. Arba kažkoks gailestis gali dar būti sąžinė. Man gaila jam tai pasakyti, nes mane po to sąžinė grauž, kaip aš ten kažkam pasakiau tiesą, pavyzdžiui, ne? Ir mes dar linkę esame meluoti. Nors širdis sako, kalbėk. Ta sąžinė, jinai yra iš esmės negatyvus dalykas. Ir ta sąžinė vėlgi yra proto kūrinys, kuris mus kažkur tai veda per savo, sunku žodžiais apibrėžti tai, ką jaučiu ir ką aš suvokiu. Ir veda mus per tas programas, kurias mes turime, per senas mūsų programas veda ta sąžinė vadinamoji. Tai yra baimė iš esmės, baimė gailestis, negatyvios emocijos. Kas yra širdis? Ir tai yra, dažniausiai yra giluminė ramybė, kažkur giliai jaučiama ramybė, kad ir kaip baisu būtų kažką tai daryti. Bet viduje tu jauti, kad galutiniam rezultate bus lengvumas, bus laimė, bus meilė, bet tu vis tiek bijai padaryti kažką. Tai va, tai kaip išgirsti savo širdį, dar klausimas, ne? Tai pirmiausia, nurimti. Vienintelės minutės, kada tu gali, vienintelės akimirkos, arba šiaip apskritai, kada tu gali girdėti savo širdį, tai yra, kuomet tu esi tyloje ramybėje. Tu jos negirdėsi triukšme. Tas triukšmas gali būti fizinis triukšmas, tas triukšmas gali būti tavo galvoje triukšmas, tavo baimės, tavo emocijos,
tavo įsitikinimai kažkokie, tai gali būti tas triukšmas ir tai ir būna tas triukšmas. Ir dažnai mes per tą triukšmą mes negirdime savęs, mes negirdime va to, ką mes vadinam širdim. Realiai tai yra aš pati. Mano vidinis šauksmas, kur man eiti, ką man daryti, kokius man sprendimus priimti, kaip man su kažkuo bendrauti ar galbūt nebendrauti. Širdis nėra kvaila mama, višta, kuri nori visus globoti, džiaugtis. Ne, širdis pirmiausia, jinai yra labai logiška. Kartais atrodo, jinai yra visiškai nelogiška, bet ten yra logika. Nes ten seka tolimesni veiksmai kažkokie į tavo laimės link. Kaip tą širdį išgirstai, nuraminti protą. Nesuvaržyti protą ir jam sakyti, tipo, užsičiaupk, mantis, čia reikia kažkaip išvaryti, tas mintis užtildyta. Ne. Reikia pirmiausia leisti to mintim išbujoti, nebebėgti nuo minčių, nebebėgti nuo savo sunkių emocijų, nebebėgti nuo savęs. Ta prasme, nuo tų visų milijonų niuansų, kurie esi tu. Nebebėgti nuo jų, susidurti su jais akis į akį. Ir tu išgirsti tą širdį, anksčiau ir vėliau. Bet esmė tame, kad širdžiai girdėti, vidui savo girdėti, reikia absoliučios tylos. Reikia bent jau minimalios tylos. Nereikia galbūt absoliučios, čia neteisingai pasakiau, reikia minimalios tylos. Bent kažkokios tylos daugiau, nes kuomet mes esame darbuose, rutinoje, įsisukę, įsivažiavę, planai, namai, mūsų dienos eina vienodai, mes jos nebegirdime to širdies. Tai va, išeikite į mišką pasivaikščioti, nuvažiuokite prie ežero, pabūkite vieni su savimi, važiuodami mašinų, išjunkite muziką, išjunkite radiją, pabūkite vieni, paklausykite savo vidaus, susidurkite su tuo, kas tenai gyvena jumise. Ir jūs pradėsite girdėti širdį ir tada nereikės klausti, tada bus viduje aišku, kaip, ką daryti, kas yra teisinga, o kas ne, kas yra tiesa, o kas ne. Mes visą tą žinosime, tai duokite savo ramybės. Dar ramybės, ta prasme, vat ir bus to jau šita stovykla, aš unikali ir laiminga, kurio taip pat mes rimsime, tilsime, paleidinėsime labai daugą. Ir mes girdėsime tą savo širdį, mes atrasime tą aiškumą. Kviečiu tenai užsirašyti, kviečiu eiti tiesiog į mišką, eiti prie ežero, eiti į parką pasivaikščioti, pamedituoti. Tiesiog paieškoti tos ramybės, pabūti su savim. Tikiuosi, mane supratot. Tokia labai, atrodo, man jinai viduj šita tema, ką aš jums dabar norėjau paaiškinti, yra absoliučiai aiški, bet tai žiauriai sunku perduoti žodžiais. Lengviau būtų padaryti meditaciją, tiesiog jūs patys taip pajustumėt. Nes sunku yra paaiškinti žodžiais tokius subtilius niuansus, kurie yra, nes mūsų leksikonas nėra toksai iškalbingas. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate.